Ar patinka dėstytojams praėjimo kontrolė į auditorijos? Tai dėstytojams tikrai patinka, nes palengvėjo bendras tas procesas rakto paėmimo ir auditorijos atrakinimo. Dėstytojams nereikia eiti atskirai paimti rakto, jisai gali įeiti į auditoriją iškart, kai tik tai ateina į paskaitą. Labai sutrumpėja laikas, nereikia ieškoti rakto, jeigu yra paėmęs kitas dėstytojas, pavyzdžiui, ir negrąžinės laiku, arba valytoja yra pasiėmusi raktą ir neaišku, kur valytoja ir kur jos ieškoti. Ir mes pastebėjom, sudarant tvarkaraštį, kad daug dėstytojų prašo tas auditorijas, konkrečiai tas, kur yra praėjimo kontrolė, kad nereikėtų, sako, nereikės rakto ieškoti ilgai. Tai, manau, bus labai patogu ir studentams naudotis tom auditorijom, ir dėstytojams. Studentai gali savarankiškai pasinaudoti kompiuteriniam auditorijom, kai nevyksta paskaitos. Mes norėtume, kad visuose auditorijose tai būtų tokia praėjimo kontrolė. Ir gavom svečio kortelę, tai aš manau, kad svečiams, kurie atvyksta dėstytojai, kviestiniai dėstytojai skaityti paskaitų arba dėstytojai iš užsienio skaityti paskaitų, ten būna pas mus savaitę ar daugiau, tai nereikia eiti kažkur tai prašyti rakto arba jiems aiškinti, kad iš ten reikia paimti rakto, jie gana savarankiškai gali tą padaryti ir įeiti auditorijas. Aš manau, labai patogu. Oh my god, my computer doesn't work. I will call the service, please. Tarnavimo skyrius. Hello. Hello? How are you? My computer doesn't work. Can you will come to fix it? Okay, which classroom you are? Yes, I am in 7th floor, 702 classroom. Yes. Okay, thank you very much. Lovely. We'll see you. Okay, I'm coming. Bye. Hello. Your computer doesn't work? This one. This one? Yes. Okay. Did you try to? Yeah, I To tried, display? but maybe it's stuck. Okay, now it's good. It's okay. I think so. Thank you very much. Bye. See you.